ką skrendam lietuviškų lėktuvų į Šveicariją. Lietuviai, o gal ir ne. Prašau, Ciuricho oro uostas. Gražu. Kaip toliau bus matyti. Nu ką, vietoje esam. Dabar tik tai reikia paimti mašiną. Ir važiuosim. O, parašau. Volviuką. Jamam šitą. Sako, im šitą, bet gavom šitą. Nu nieko, balta irgi gerai. 59 Limmatala, use the right lane to follow signs for E60, A1 toward Bern, Basel. Jau ilgai važiuojam. Ėjom į viešbutį, va patys ėjom į viešbutį. Vienu žodžiu. Dabar dar reikia surasti kur. Maladėts. Kur tie kambariai, einam ieškot. Automatiškai atidarinėjam. Gerai, einam. Nu ir kambario duris atidariau, karočią, su telefonu, iš vis nieko nedaręs, nežinau, neįsivaizduoju, karočią, bairiai geri, kortelė įdėta, viskas yra. Eik tu savo, viskas. O, kambarys koks didelis. Žiūrėk, geras. Aš jums padėsiu tuoj, palauk. O, kai kambariukas dydžio, eik tu savo, nu maladėts. O čia darbonė. Irgi puikiai atrodo stiklas kaip veidrodis. Tokio švarumo. Nu, ką čia parašė mums? Nieko. O, saldainių padėjo. Irgi geruliškai. Ja, va tai va turi atrodyti šveicariškos kainos. Jeigu kas norit nuvažiuoti, pasižiūrėkit. O čia va mažytė medium well porcijytė. Su bulvytėm patiekiama. Nu, o čia yra desertai arba ne desertai. Prašau. Prašau, dar yra ir ledų. Arba vakavos čia, bet labai fainai. Jo, toks atėjo deserčiukas, o čia vadinasi no dessert. O čia tiramisuo mažas. Prašau. Skanaus su makaronais desertas. Skanaus. Kirtom Vokietijos sieną iš Šveicarijos ir sustabdė. Dabar karočią mus tikrina, nežinau ką daro. Pasižiūri, bet čia jau žiūri, nu pažiūrėjai ir viskas, jeigu tu žiūri. O čia neaišku, ką jie čia daro. Kažkur žiūri, kažką žiūri, supranti. Nu įdomu, kuom čia baigsis viskas. Nu, baigėsi viskas gerai. Paleido mus iš tikrųjų. Nieko nesakė, atidavė dokumentus, sakė važiuok. Viskas. Nieko nesipratau. Dar norėjau nesivežti pasą, galvoju, ačiū. Kas čia yra Europa. O kaip yra. O norint išvažiuoti iš garažo, reikia patraukti virvutę. Patraukia. Ir atsidaro garažėlis. Prašau. Nu, keliaujam link sostinės. Pražos kalnai, vaizdai. Vienoje pusėje kalno šviečia saulė, kitoje pusėje kalno rūkas. O taip va įdomiai. Bandom ieškoti Milovos karvutės, bet nerandam dar vis niekaip. Gražus kalneliai. Nu ką, atvažiavom į sostinę Berną. Judam. Turn right onto Falkenplatz. O, čia tai dviratukų
O čia tai Turn right onto Park Terrace. kuris čia gali atrasti savo dviratuką. Pirmas mūsų žvilgsnis į Berną. Nu, iš tikrųjų, gal neblogai, jeigu nuo 15 amžiaus neturėjo jokių karų, nieko. O, kiek atvažiavo, nežinau, gal su dviračiu prasivažinėti. Einam. Pasirodo, mes esam prie Berno universiteto. Gražiai atrodo, iš tikrųjų, labai. Tai ką, atvykom į Berną, sostinę Šveicarijos. Stovim už universiteto Berno ir judėsim į senamiestį. Nu, labai gražus universitetas. Neaišku, kiek čia fakultetų kokių yra, bet universitetas gražus. O, dviratukai atvažiavo, susistatė ir važiuoja. O mes jau visai prie pat senamiesčio. Nu, įdomus tas toks senamiestis. Įdomiai pastatyta, bet turbūt labai senai statyta. Pačiam Berne yra begalės fontanų. Ir mes patį pirmą sutikom. Ir čia visur geriamas vanduo yra. Tai einam atsigerkim. Prašau, esam pačiam senamiestį. Jau čia širdis senamiesčio. Vyksta turgus kažkoks. Vagnetukai, 7,5. Prašau. Geras. Judam toliau senamiesčiu. Kaip ir minėjau, šaltinėlių pilna. Jau iš vieno atsigėriau. Ir dabar dar vieną reikia išbandyti. Visur geriamas. Skaniai buvo. Nu, dar vieną gatvelę senamiesčio. Įdomi. Miesto laikrodis pastatytas 1603. Jo, įdomu. O, prašau, tramvajai važinėja. Gražiai. O, kas čia per daug gaminiai? Duona čia jie skaitosi kepa. Jokios formos nėra. Bet kepa. Ir lašinių turi, nu matai, sūrai lašiniai, jo įdomiai. Prašau, 100 gramų 5 eurai, 6 eurai lašinių 100 gramų. Prašau, šiam euriukų gali pirkti lašinius jau čia. Gerai. Nu ir toli nenuėjęs, sekantis fontanėlis. Artėjam prie parlamento. O, prašau. Vietiniai žaidžia šachmatais. Palaikymo komandų yra. Kiti žiūri. Labai susikaupę. O, prašau, kur pinigėliai eina. Tai eina į Šveicarijos nacionalinį banką. Gerai. Centrų centras. Pastatytos kėdės, neaišku, kieno tos kėdės, bet va, stovi. Kažkas sėdi, su telefonai žaidžia, kas šiaip stovi. Labai buvo man keista, kad ir vakar vaikščiojo 10 valandą vakarė grupėm tokiom po 8-9 žmonės visur po miestą. Eina į kavinės grupėm. Bandom užeiti į parlamentą. Rašo, kad rodikliai čia parlamento lankytojams. Nu ir einam, tai jau ką, mes negalim iš Šveicarijos parlamentą užeiti. Aha, čia gerai, einam, pataikėm gerai.
Čia jau atsiveria vaizdas. Nuostabiai. Bernas po kojom bus. Nu, vaizdas žiauriai geras. Eina savo. Nu, gerai. Žmonių jau čia nemažai. O ten tolumoje kokie gražūs kalnai. Prasiskirstė debesys. Tai matosi. Nepasisekė papulti nemokamai į parlamentą, nes pilnai rezervuota, Sairutė čia yra, nu ką padarysi. Nepapuolėm. Gal ryt Ciuriche, ką nors pamatysim gero. Ryt po ryt pas juos nacionalinė šventė, 2 dienos. Tai bus pilna turbūt Ciuriche žmonių. Kažką švęs. Nu, iš išorės apžiūrėjom parlamento rūmus. Iš vidaus nepavyko. Judam senamiestį, apžiūrėsim dar biškutį. Esam 500 metrų virš jūros ir čia galima pasižiūrėti, koks čia slėgis. Barometras. Prašau. Aišku, jeigu nori pasižiūrėti slėgį, gali dar pasižiūrėti ir temperatūrą. Nu, dar jeigu reikia ir drėgnumą. Nu, prašau, viskas vienoje vietoje. Parlamento rūmai dar vis iš kitos pusės. Čia irgi turėjo būti fontanai, bet gulbės kažko neveikia dabar. Nu, judam tolyn. O, įdomus senamiestis, bet kad būtų labai kažkoks gražus, tai nepasakyčiau. Mes kaip visą laiką judam link katedros. O, dar vienas universiteto biblioteka. Ir čia taip va, labai dažnai praėjimai tokie įdomus tarp pastatų. Spalva tokia įdomi, žalsvai pilkšva. Čia tas jų autentiškumas. Balkonai įdomus, arkiniai praėjimai tokie, akmeninis grindinys. O, įdomiai, aišku įdomiai. O, žmonės savo sėdė prie staliuko, aučių geria moteriškis, kokteiliukus, bet tas praėjimas pats toks įdomus. Priėjom Berno katedrą. Tai vėl kažkoks įdomus statinys, panašus link Milano, bet vienas tik tai bokštas. Ir jis čia taip įdomiai stovi. Bet, o, ir dar vienas fontanėlis gražus. Pilna jaunimo ir šiaip žmonių, vakarinis poilsis, ko gero. Aišku, čia vaizdas dar belen koks gražuolis, saulė palydėt kaip prie jūros. Kavinė yra prie pat upės, čia pas juos teka upė Arė. Labai gražiai irgi atrodo. Bet į apačią čia koks atsiveria vaizdas irgi. Nu, dar taip bevaikščiančia, žiūrinėjant labai gražiai. Ir pum, galvom, kas čia? Persimonų medis. Nu taip, o Šveicarijoje persimonai, Italijoje persimonai, Šveicarijoje persimonai, kaip įdomiai. Nu, negalėjau nenufilmuoti dar kartelį
Nežinau, kelintas jau fontanėlis, bet va, prašau, dar vienas. Nėra taip kaip Trevi fontanas, kad ten neina prieit, bet vis tiek įdomus. Nu, senamiestis tikrai, vėl galiu pasakyti, turi savo autentiškumą. Aišku, stovim dabar ant troleibusų linijos, bet nieko, retai važiuoja šitie troleibusai. Prieinam, prašau, sekantis fontanas. Ir nėra, kad čia bilen koks. Matau, kad ten tolumoje vėl fontanai. Taip, kad, sakau, yra šimtai fontanų čia ir jie visi tokie įdomus. Nėra tokio populiarumo, kaip būtų Italijoje, Trevi fontanai arba dar kažkas, bet prašau, gražu. Na, ir paragausim šveicariškų ledų. Nu, koks tas bus skirtumas nuo itališkų. Okei. Taip įdomiai susuko. Prašau. Nežinau, kiek čia kainuos. 4 frankai. Nu ką, ragaujam Berne, Šveicarijoje. Ledų lyginsim greitai su Italija. Skanus. Irgi. Ledai ir ledai. Yra. Galima pasižiūrėti. Galvoju, kad tik Austrijoje yra sacheris. Bet prašau, čia sacher. Gražus popieriukai, gražus saldainiukai. 100 euriukų kilogramas. Nedaug, nei mažai. Na ir priėjom prie laikrodžio. Nu, įdomus. Irgi laikrodis. Neaišku, kada pagamintas, bet įdomus. O, Italijoje valgiau kaštainis, va čia. Tai kaštainiai. Bet ta ne, va kaip atrodo. Niekad negalvojau, kad čia jie taip atrodo. Geras. Juokinga ar ne. Bet, va, čia ką tik matėm tą laikrodį, o už to laikrodžio, va, sienelė ir tualetas, va, už sienelės tualetas, va, čia, va, paprasta, eik tu savo, o čia dar gali už tos pačios sienelės ir fontanėlės atsigert, geras, nu jo, šveicariška, viskas šveicariška. Nu, čia senamiestis irgi pilna parduotuvių, bet čia niekam nežinomas tos parduotuvės. Nu, United Colors, o toliau Jumihana, Migros, Denner, kažkokios neaiškios. Nėra prabangių prekių, nors ir Šveicarija, nors ir atlyginimas 5500 vidutinis, bet nėra brangių prekių parduotuvių. Na ir sugrįžom pažiūrėti, kaip vakare atrodo parlamentas. Tai čia kažkokias projekcijas padarytos ant pačio parlamento. Bet, nu, viskas labai paprasta. Iš tikrųjų, Šveicarija labai paprastas dalyks, viskas tokiam, nežinau, nėra jokios, išskyrus pastatai, kad tokie senoviniai ir visai kitokie negu visur kitur, bet daugiau tai nėra to tokio išskirtinumo didelio. Arba kad čia būtų laikrodžiai šveicariškai vien, ar čia dar kažkas, peiliukai, nu nėra to išskirtinumo didelio. Galvoju, gal ir visai gerai čia sugalvota, nes beveik visur yra stogas tau virš galvos, tai lyja ar sninga, tu visą laiką esi apsaugotas. Vakaras, žmonės vaikščioja, čia turistų turbūt labai nedaug šitam mieste, nors ir sostinė. Dar vienas įdomus dalykas, tai čia yra autobusai ir pėstieji eina neaišku kur.
važiuoja, važiuoja, visi, va taip važiuoja, nori eini, va ir viskas, va, nori perėti gatvę, neaišku, čia, kiek čia tų, karočią, į uostų, kur čia kas randasi, va, važiuoja, kažkoks tramvajus, nu, važiuoja, viskas, ir eini per tą kelią, nežinau, nu, taip reikia eiti. Tiek jaučia iš Berno šiandien, rytoj Ciurichas.